Gerbiami Kauno Įgulos karinių vienetų vadai, puskarininkiai, kariai ir civiliai tarnautojai. Artėjant lapkričio 23-ąjai norėčiau pasveikinti visus su profesinė diena. 105-osios Lietuvos kariuomenės įkūrimo metinės yra svarbus ir gražus jubiliejus. 1918 metais lapkričio 23-ąją premjeras Augustinas Valdemaras pasirašė įsakymą, kurio pagrindu buvo pradėta kurti jauna, drąsi, savim pasitikinti Lietuvos kariuomenė. Lietuvos kariuomenė, kuri jau po keleto mėnesių turėjo įrodinėti savo stiprybę, narsą, ryžtą nepriklausomybės kovose su bermontininkais ir bolševikais. Kovose už savo šalies laisvę, stiprybę ir nepriklausomybę. Gražus pavyzdys yra partizaninės kovos. Antrosios sovietinės okupacijos metu karininkai ir kariai, kurie išvengė represijų, kankinimų, tremties, drąsiai stojo į organizuotą partizaninę kovą. Į kovą su okupantu, kuris vėl stengiasi sunaikinti ir išniekinti mūsų šalį. Žvelgdamas šiandien į modernę, jauną, drąsią Lietuvos kariuomenę, kuri kojo kojon žengia tvirtai kartu su sąjungininkais ir yra pasirengusi, jei to prireiks, ginti savo šalį ir vėl. Laisvė nėra duotybė. Žvelgiant į kovas Ukrainoje ir turint tokį agresyvų kaimyną šalia savo sienos, turime visada likti budrus ir pasirengę su atsidavimu ginti savo šalį. Dėkoju Jums už Jūsų ryžtą, už Jūsų nesavanaudiškumą, už Jūsų pasiaukojimą ir savo asmeninio laiko aukojimą. Dėkoju Jūsų artimiesiems ir visai Kauno visuomeniai už paramą mums. Ačiū. Tad sveikinu dar kartą visus su artėjančia švente ir linkiu sėkmės Jūsų kasdieninėme gyvenime ir tarnyboje.